Sensacingai FIBA čempionų lygoje triumfavę Vilniaus Ryto krepšininkai susirinko į pirmąją naujo sezono treniruotę. Komandos naujokams tai proga susipažinti su bendraklubiais, o naujam treneriui pirmas rimtas apšilimas su komanda, kuri artėjančiam sezonui užsibrėžusi aukštus tikslus. Vilniaus Ryto komanda renkasi atlikti pirmą apšilimą prieš artėjantį sudėtingą sezoną bei aptarti vasaros nuotykių. Aš ir komandai šiandien mano pirmi žodžiai buvo, kad pats asmeniškai jaučiaus, kad jau truputėlį to proceso pasilgęs buvau ir apskritai tų veidų, taip kad smagu tuos tiek naujus veidus pamatyti, tiek ir tuos, su kuriais dirbom praėjusiais metais. Tarp naujų veidų pirmą prakaitą sostinės arenoje lieja ir vienas svarbiausių komandos naujokų – Cassiusas Winstonas. Jaučiuosi gerai, buvo smagu apšilti ir susipažinti su visais treneriais, pasiruošti ir pradėti sezoną. Komandos treneris pristato artimiausius komandos planus besiruošiant sezonui. Keletas dar treniruočių Vilniui, tai akivaizdu, kad daugiau mažiau įvedimas kažkokių tai sisteminių dalykų, bent jau tas pagrindas, tegriaučiai, kaip mes sakom, ir vėliau treniruočių stovyklai, ruošiantis jau tam pirmom draugiškom rungtynėm, eisim vis gilyn ir vis linksim labiau tas detalės. Aikštelės pasilgęs ir pernai čempionų lygos nugalėtojų kartu su komanda tapęs Gytis Masiulis. Tai labai tikrai buvo gan tokia ilgoka vasaros pertrauka, tai esu labai išsilgęs krepšinio ir vėl su gera nuotaika kimam į darbus. Sostinės klubą laukia rimtas išbandymas rugsėjo viduryje. Rytas organizuoja 4 komandų turnyrą Vilniuje, kuriame be šeimininkų dalyvaus ir Prancūzijos pirmenybių atstovas ir Europos taurės nugalėtojas Džeilburg Basket, Jeruzalės Hapoel bei Stambulo Esenler Erokspor. Čempionų lygoje pirmosios rungtynės Ryto laukia spalio 6 dieną namuose.